Jeigu iš tikrųjų atsirastų norinčių plauti rastus, galim suteikti tą tatą. O jeigu rimtai? Ne, traukimo metu tie rastai kažkaip atsidūrė dumblė ir nelabai jų kažkur nuvešė, nes tiesiog jie aptraukti yra purvo, bet kokią limpivę nuvežus visiems, kam skaminom, nieks nenori. Tai pirmą kartą per mano karjerą plaunam rastus. O ta prasme pati mediena, kadangi ar jinai ten gulėjo dumblė, jinai turbūt gulėjo, nes suprastėjo jos kokybė? Ne, viskas ten su jo gerai, tik tais tiek, kad jinai apie pats rastas žemėm. Dabar reikėjo nuplauti, ištraukti. Šiaip ne taip ten ištraukiam šiemet, metai labai patogus dirbti. Nu, tokių metų, kokie šiemet, kas liečia pačią prekybą, tiek apvalė mediena, tiek biokūro, tokių metų, ko gero, nei gražiausiam košmarė nebūčiau susapnavęs, kad tokie gali būti metai. Sudėtingiausi metai, ko gero, su pačia prekyba. Biokūro, apvalios medienos, visko. Kainos yra ganėtinai stipriai kritusios. Ne tai, kad dar ir kritusios jos, bet pačio poreikio medienos nėra. Galimai reikėtų sustabdyti veiklą tam tikrais atvejais. Gal japonam parduoti, bambukus augintų, lazdelių gal su šiam valgį daugiau pagamintų. O biokūras? Tragedija. Jis pasakoja, kad vyksta žvaigždžių karai. Star Warsai konkretus. Iš tikrųjų išlikimo metai. Pernai metais, kai mes pradėjom visą tą reikalą, vasaros sezono metu buvo kainos, kuriuom galima dirbti ir taip plius minus dar kažką ir uždirbti. Šiandien dienai jau vasara kaip ir baigęs rugpjūčio mėnesis, tuoj prasidės rugsėjis. Tos kainos tokios, kur tik tais lengvoj ant išgyvenimo tarp pliuso ir minuso ženklo. Darbas tai nelabai tenkint, bet, išlikimo kova, kurią pasistengsim, mes tai išgyvensim kažkaip. Daugumai tai yra sudėtingi ir labai sudėtingi metai. Kadangi tavo įmonė turi ir miškų pirkimas, medienos supirkimas ir biokūras, jie vienas kitą padengs, kaip tarsi turėtume... Neturėtų tai būti šiaip normaliai. Mano supratimu, aišku, kiti gal sakys prieštaraus man, bet aš taip kažkaip galvoju, kad viena verslo šaka neturi dengti kitos šakos nuostolio. Jos abidvi turėtų dirbti pelningai, nes neveltui mes šitas smegenis džiovinam. Investuoti pinigai turi uždirbti pinigus, ne vien tik tais išlaikyti kolonėlės valstybei sumokėti kuro akcizus, draudimus susimokėti, banko palūkanas ir taip toliau. Tiesiog netenkinantis rezultatas. Jeigu verslas nesugebi išsilaikyti pats iš savęs 2-3 mėnesius, tai reiškia, tokiam verslui nereikėtų dirbti. Šiandien dienai rinka yra tokia, mes prie tos rinkos bandom prisitaikyti. To biokūro kaip ir reikia, bet vyksta kažkokia, konkurencinė žvaigždžių karų kova, į kurią mes kitą kartą taip pasižiūrėję į ekraną, kada vyks tie aukcionai, tiesiog nieko kitą neliek, tik tais antakį kelti viršų ir galvot, kokią jie ten burtų lasdelę kad jiem ten pliusą susiburė. Užgesusi žvaigždė bandys pakilti iš naujo. Kas yra? Sel koncertas. Ten VIP zona pakila, mes ten būsim. Ir nusipirkai ką tik bilietus? Ja, į VIP ten. O ar neįtari, kad grįžtant prie biokūro, kad galbūt valdžia, valdantieji kažkas tai? Čia valdžia politikai nepriklauso? Gal turi kažkokius savo interesų, savo verslų, kur nori dempinguoti? Jo, taip yra dabar. Yra įmonių tikrai, kurios dirba į nuostolį ne vienus metus, vien tik tais užsiiminėjantį biokūrų. Vienu žodžiu, iš gražios pasakos gavos gyvenims. Ir šiai dienai būtum kartojęs, jeigu dabar... Vakar kaip tik su kaimynu apie tai, ką kalbėjom. Jo, kartočiau. Nes nepabandęs nežinosi. Katilinės, kurios perka tą biokūrą, jos paskelbė suprotingą ganėtinai kainą, kad perkamas tiksliau kiekis. Ir mes visi atsisėdę, kas tą biokūrą tiekiame, tas katilinės visi atsisėdę ir tenais ir žiūrime tą ekraną ir po 10 centų už megavatą kiekvieną paskutinę pasiūlymo laiko sekundę mušam po 10 centų už. Mažina, ta prasme. Manau, sakau, vyks kažkokia toks, kaip aš taip sakau, kaip kazino.
ten antradienį 11 valandų 59 minutės 59 sekundės tu sužinai, ar kažką pardavė ir nepardavė. Ir tie kainų skirtumai tarp pasiūlytos kainos, už kurią gali pirkti katilinę, ir už tiek, kiek parsiduoda, nukrenta tenais 20-30%. Ne katilinėse yra, o čia problema, o čia tie, kas mes parduodam. Šiaip metai yra ganėtinai lietingi, tą biokūrą ištraukti yra sudėtinga. Visą sezoną pernai metais buvo sausra iki lapkričio mėnesio, kada pradėjo lyt, tada turėjo prasidėti žiemo, kuri neprasidėjo, tada kai filmavom ant to žiemos, kiek ten buvo 2 savaitės. Tai šiemet metais realiai, kai pradėjo pavasarį lietus lyt, taip ir lietas drėgmės perteklius, jisai tikrai nepadeda. To biokūro vienas dalykas gamybai, kainos mokėti didesnės nėra kaip, o už mažesnę kainą negu kad nupirkti galėtume, nieks negamins. Tiesiog kaip pavyzdys, jeigu biokūro kaina turi būti ne mažiau 10 eurų, kad ją kažkam apsimokėtų gaminti. Perkam 90 m yra tam skiedrovežė, tai už 90 m minimaliai turi mokėti 10 eurų už gerą lapuočio žaliavą šiandien dienai. Pirkdams už 10 eurų, parduodams katiliniai už tiek, kiek parsidaviniai, šiandien dirbi į minusą. Kadangi mes dirbam su miškais, išsitraukiam, to šakos jos lieka kaip šalutinis produktas, savikaina yra mažesnė, tai dar mes kažkaip dar patraukiam, bet aš tai vis tiek skaičiuoju kaip nuostolį. Nes aš jeigu šiandien dienai galėčiau parduoti už 10 eurų, o už jas pardavęs gaunu 9. Bet išlaikau darbuotojus, išlaikau kolonėlės, išlaikau draudimus, išlaikau padangas, išlaikau pakeltus kuro akcizus. Visiems gerai, skyrus man. Pakeltas kuro akcizas nuo naujų metų kiekvieną mielą mėnesį iš mūsų įmonės kišenės išima 6 000 eurų. Kiekvieną mielą mėnesį ir nuo to aš pabėgti niekur negaliu. Negaliu užsisakyti kuro iš Lenkijos, kad atvežtų iš Latvijos, nes tiesiog kaštai susilygint. 6 000 eurų 15 centų už litrą. Pakelti transportavimo paslaugų įkainių negalim.